Čia Super Macecraft. Ir dar kitaip žinomas, aš pasakyčiau Niką, kaip Guscraft buvo žinomas, gal kažkam. Ir kaip žinot, kurdavau Lego, jeigu ką žinot, Lego visokius seifus, mechanizmus. Tai jo. Taigi turiu naują seifą, tokį bangą galim sakyti. Visų pirma, tai seifas nesidaro, galite kratyti, šis raktas man reikalingas, matot, aš traukiu irgi nesidaro, gal dabar įmėsiu biškį pinigų, čia galite pat monetos padariau, bet kitoj pusėj yra didesniem daiktam mesti. Pavyzdžiui, gali būti vizitinės kortelės. Aš tik pavyzdžiui sakau. Pavyzdžiui, mano tėtis atidavė man. Mindaugas Gardiauskas, ką žino jį. Šis asmuo yra futbolo klubo Ekranas narys buvo. Taigi, vat, sakau, nesimatė, bet dabar šį dėsnę ir krisinai. Vienu žodžiu, mano atsidaro. Nesidaro. Reikia mums reikalingas bus toks. Žinot, kodėl aš naudoju tokį? Nes va šitas brandalys, kaip pasakyti brandalys, geriau atidaro, kaip būna atrakintas seifas. O jeigu po vieną tokį būtų, tokį vieną būtų, tai sunkiau atidaryti būtų. Taigi, šitoj vietoj, matot, yra toksai, tokia detalytė. Taigi, pasiėmat tokį, nesvarbu kokį ilgio. Ir tuomet stumėte. Ir dabar labai lengvai galime paimti ir palaukime iš tos pusės. Nuplemba. Palaukime, nesiseka biškį atrakinti. Galim papurtyti biškį. Kažkas pastrigo gal dėl svorio, atsiprašau. Gal iškirpsiu šitą vietą. Jeigu matysite, tai žiūrėjau svorinės prie pat šitą kamerą. Išsitraukiu raktus. O! Raktas juk mums trūdė, tai reikia išsitraukti. Kortelė. Turim kortelę, išsitraukiau. Ir kaip matot, pinigai yra šiame seife. Ir kodėl mums neleido atidaryti? Visų pirma, tai išsiaiškinsim dėl krento monetos, kur. Taigi čia būna seifas, jį krenta. Ir kodėl negalima atrakinti. Matot, vienoj pusėje, nors gali būti ir dėsi. Matot, ne, jūs nematot. Štai šitą vietą, ar ne? Tai vat ją būna įkištas šitas juodas. Taigi todėl neatsirakina. Štai va taip. Jis įkiša per šitą vietą, per šitą vietą. Ir tuomet taip užsirakina ir tuomet negali. O kai mes taip paimam, pastumėm, tas juodas įkrenta į seifo vidų, tuomet mes raktą ištraukiam ir labai lengvai atsirakina. Taigi, labai lengva, matot, tikrai lengva pasigaminti, nėra sudėtinga. Čia
toks kaip mini bankas. Matot, seifas spalvas gal truputį suderinau, bet šito aparato pačiu nesuderinau spalvų, kaip matot. Dabar sumesiu biškį pinigų daugiau. Tai štai grįšiu, sustabdysim, kol sumesiu daug pinigų. Kiek čia dar liko. O, dar kažkiek ten yra, bliambam. O, dar dvi tik tais. Oi, pavargo rankas. Oi, bliamba, jau filmuojam. Vienu žodžiu, sumečiau. Atrakinam. Tik tai smulkius mečiau. Atrakinam. Dėl sunkumo kartais taip būna, žinokit, tikrai. Ne kažką jūs blogai padarė, tikrai nebijokit. Tai tik tiesiog, kad labai sudėtinga. Sunkus, aišku, metalas, taigi sunkus, tai... O, jesu. Dar gal yra tas... Štai ir mūsų pinigai. Viskas išlūžo.